bet kai taip viską gerai atfiltruoji, tai konkurencinį pranašumą tau gale dienos sukuria tik 2 funkcijos. Tai yra inovacijos ir marketingas. Nes visa kita taip pat aukštam lygiai daro ir tavo konkurentas, ar ne? Ir Galų galiai yra labai daug paslaugų. Žiūrėk, jeigu yra e-komercija, yra dropshippingai, yra sandėliavimo paslaugos, tau nebereikia tiek daug investuoti į kapitalą, taip, kad gali turėtum outsourcint prekybinį, tiesiog. tu labai daug ką gali outsourcint, ar ne? Esi prekinio ženklo savininkas, vat kaip ir tu sakai, inovacija, tai turėjo omenyje apie kažkokį tai sprendimą, kurį sukuria produktas, taip? Nu taip, tai ar tai inovacija, kuri tau padeda sumažint kaštus, ar tai inovacija, kuris sukuria visiškai produktą tokį, kuris kalba už save ir kuriam kitą kartą nei to marketingo nereikia, ar ne? Bet Ar tai marketingo kažkoks... pradžioje vis tiek kažkokio reikia.